Labas, aš Jonas ir šiandien mes kalbėsim apie didžiausią melą, kurį tau pardavė Hollywoodas, tavo tėvai ir galbūt tavo sodros skaičiuoklė. Įsivaizduok, tau 65, baigiai darbus, išeini į pensiją, atsidarai sąskaitą, o ten apvalus, gražus, kvepiantis milijonas eurų. Jautiesi kaip sėkmės kūdikis, tiesa? Galvoju, viskas, fleksinsiu, keliausiu, gersiu kokteilius po palmę ir pagaliau nusipirksiu tą Porsche, kurio norėjau nuo 20. Turiu tave nuliūdinti. Jei tau dabar apie 30 metų, tas milijonas tavo pensijos diena bus, švelniai tariant, vidutiniškas. Tai nebus prabanga, tai bus tiesiog okei gyvenimas, be jokių šampano purslų. Ir jei tu planuoji gyventi kaip milijonierius bent 20 metų, spoileris, tau pritrūks pinigų maždaug ties 7 gimtadieniu po pensijos. Šiandien Jonas paaiškins, kodėl milijonas eurų 2056 bus naujasis nuo algos iki algos ir ką daryti, kad tavo senatvė nebūtų vien tik nuolaidų medžioklė Lidle. Lekiam! Infliacija – tylusis tavo piniginės terminatorius. Pradėkim nuo matematikos, bet pažadu be traumų iš mokyklos laikų. Yra toks dalykas infliacija. Tai tas monstras, kuris kasmet suėda dalį tavo pinigų vertės. Prisiminkit 2000-uosius. Ką galėjai nusipirkti už 100 litų? Pilną vežimą maisto, užpilti baką kuro ir dar likdavo ledams. Ką šiandien gauni už 30 eurų? 2 maišelius, kuriuose pusė turinio yra oras ir sūri džiugas, kuris kainuoja tiek, kiek seniau naudotas BMW. Jei infliacija vidutiniškai siekia 3%, tai po 30 metų tavo 1 euras bus vertas maždaug 40 centų. Tai reiškia, kad tavo milijonas 2056 turės tokią pat perkamąją galią, kaip šiandien turi apie 400 000 eurų. Tai vis dar daug pinigų, sakysi? Palauki, 400 000 20 metų, tai yra 20 000 per metus, arba 1600 eurų per mėnesį. Šiandien 1600 eurų atrodo neblogai, bet nepamiršk, po 30 metų minimali alga Lietuvoje greičiausiai bus apie nuo 2500 iki 3000 eurų. Ta tavo milijonieriaus statusas bus toks. Tu būsi vargšas su labai gražiu skaičiumi sąskaitoje. Tu būsi tas žmogus, kuris žiūri į kavinės meniu ir galvoja, vanduo už 15 eurų, gal geriau namie atsigersiu. Kodėl tavo poreikiai bus kosmosas? Antra priežastis – gyvenimo standartas. Mes nebegyvenam kaip mūsų proproseneliai, kuriems užteko lašinių ir bulvių. 2056 technologijos bus dar brangesnės. Gal tavo nuoma bus ne butas, o virtualios realybės abonementas? Gal tavo sveikatos draudimas kainuos tiek, kiek dabar kainuoja atostogos Balyje, nes medicina bus tokia krūta, kad gyvensim iki 120. Ir čia didžioji problema. Mes visi norim gyventi geriau. Mes pripratam prie prenumeratų, prie gero maisto, prie kelionių. Kai tu išeisi į pensiją, tu nenorėsi sėdėti balkone ir žiūrėti į balandžius. Tu norėsi to paties vaibo, kurį turi dabar. Bet štai bajeris. Pensijoje tu turi 24 valandas laisvo laiko per parą. O laisvas laikas yra pats brangiausias dalykas pasaulyje. Kai dirbi, tu neturi kada leisti pinigų. Kai nedirbi, kiekviena valanda yra proga kažką nusipirkti, kažkur nuvažiuoti ar kažką sugadinti. Milijonas eurų padalintas iš 20 metų beprotiško laisvalaikio, tai tas pats, kas bandyti užgesinti miško gaisrą su vaikišku vandens pistoletu. Saugios išmokos 4% taisyklė. Dabar rimčiau, finansų pasaulyje yra tokia 4% taisyklė. Ji sako, kad tavo pinigai niekada nesibaigtų, per metus gali išleisti tik 4% savo turto. Nuo milijono tai yra 40 000 eurų per metus. Skamba gerai, tiesa? Kol neįvertini mokesčių ir tos pačios infliacijos. Po 30 metų tie 40 000 bus tas pats, kas šiandien gyventi už kokius 1200 eurų į rankas. Ar tu dabar jautiesi kaip karalius su 1200 eurų? Na, jei gyveni pas mamą ir jį perka kotletus, galbūt. Bet jei turi būstą, nori automobilio, vaistų, nes, būkim atviri, po 60 sąnariai nebus kaip nauji. Tuomet tu tiesiog egzistuoji. Ir čia mes prieinam prie pagrindinės minties. Milijonas eurų šiandien yra tikslas. Milijonas eurų rytoj yra tiesiog saugos pagalvė, kad nenukristum ant betoninių grindų. Tai ką dabar daryti? Sprendimai. Okei, Jonas paaiškino, Jonas išgazdina. Ką dabar daryti? Ar tiesiog viską išleisti dabar, nes, vis tiek neužteks? Ne. Yra 3 keliai, kaip netapti tuo vargšu milijonieriumi. Compound interest, sudėtinės palūkanos. Jei tau 30, tavo didžiausias turtas nėra eurai, tai yra laikas. Investuoti 100 eurų dabar yra geriau nei 500 eurų po 10 metų. Pinigai turi daryti vaikus, o tie vaikai – savo vaikus. Negalvok apie sumą, galvok apie pinigų srautą. Cashflow. Milijonas sąskaitoje yra negyvas skaičius.
skaičius. Tau reikia turto, kuris tau moka kiekvieną mėnesį. Nuoma, dividendinės akcijos, verslas, kuris veikia be tavęs. Tikslas yra ne turėti milijoną, o turėti tiek turto, kad jis generuotų tavo svajonių algą amžinai. Investuok į savo smegenis. Geriausia apsauga nuo infliacijos yra tavo gebėjimas uždirbti daugiau. Jei tavo vertė rinkoje auga greičiau nei kainos parduotuvėje, tu laimėjai. Milijonas nėra blogai, tai puikus startas, bet tai neturi būti tavo galutinė stotelė. Tavo tikslas turi būti laisvė, o laisvė 2056-aisiais kainuos brangiai. Tai va hebra, milijonas eurų yra kaip tas pirmas pasimatymas. Atrodo daug žadantis, bet galiausiai supranti, kad reikės įdėti dar daug darbo, kad kažkas išeitų. Jei šitas video privertė tave bent šiek tiek susimastyti apie savo ateities vaibą, spausk tą like mygtuką. Tai nemokama, infliacija jam negalioja, o man labai padeda. Komentaruose parašykite, kokia suma jūsų nuomonė būtų saugi pensija po 30 metų. Pažiūrėkim, kas čia didžiausias optimistas, o kas realistas. Ir nepamirškit prenumeruoti, Jonas paaiškins. Čia mes kalbam apie pinigus be kostiumų ir be sudėtingų žodžių.